Diena. Sveikinuosi aš su jumis Loreta Andriuškaitė, Deimantinės išminties konsultantė. Trumpai prisistatysiu, kol pakalbinsime Mariną. Esu Deimantinės išminties konsultantė, tai yra padedu žmonėms sukurti jų gyvenime reikšmingus pokyčius ir finansinę gausą bei vidinę pilnatvę, remianti šimtmečius skaičiuojančią karminės vadybos sistemą. Nes pati savo gyvenime esu pastebėjusi, kad pinigai ir laimė ne visą laiką vaikšto kartu. Tai mano tikslas yra viską sujungti kartu, kad žmogus būtų visapusiškai laimingas. Ir šiandien, kol Marina pasiruoš mūsų pokalbiui, nes nori pasidalinti, kad jos video būtų matomas taip pat jos sienoje. Šiandien pakalbėsime apie trumpametražinį filmą Tarp dviejų žemių. Paskaitysiu iš paruoštos medžiagos, kurią pasidalino su manimi vakar Marina ir Aldona susitikime. Tai būtent filmas Tarp dviejų žemių. Ir apie ką šis filmas? Apie gyvenančius svetur, bet širdimi vis dar grįžtančius į gimtinę. Apie ilgesį, pasirinkimus ir gyvenimą tarp dviejų žemių. Iš tikrųjų, mano tikslas, kad jūs suprastumėte, kodėl gimė ši idėja, kokią žinutę jie neša pasauliui ir kodėl šiam filmui reikia mūsų palaikymo. Sveika Marina. Marina yra būtent prodiuserė šito filmo ir kaip vakar mūsų susitikime paaiškėjo, kad daugiau negu prodiuserė, kuri ir rašo, ir kuria, ir viską daro vienu metu ir jai puikiai sekasi. Taip kad trumpai tada Marina pasisveikink su mūsų klausytojais. Labadiena Loreta, labadiena visi, kas stebite. Malonu, kad pakvietėte mane ir tikiuosi kažką įdomaus sužinosite arba aš kažką galėsiu jums papasakoti tokio įdomesnio, ko negirdėjote. Toks ir buvo mano tikslas. Tai pradėsiu pirmas klausimas. Ką tau pačiai reiškia dvi žemės? Kai pirmą kartą aš ištariau tą tarp dviejų žemių, supratau, kad tas pavadinimas kalba ne apie konkrečias dvi valstybės, jis pavadinimas kalba apie žmogų. Man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų bent kartą gyvenime atsidūrė yra tarp dviejų žemių, tarp dviejų pasaulių, tarp dabarties ir praeities. Tačiau, ką noriu pabrėžti, kad tai filmas nėra vien tik tais apie emigraciją. Jis apie jausmą, kai supranti, kad tavo namai yra ne tik tais vieta žemėlapyje, kad tavo namai gyvena tavyje. Kaip sakoma, kur tavo lova, ten ir namai, ne? Ten ir namai. Ir matau, kad prisijungia prie mūsų jau keletas klausytojų ir akyčių. Palaikykite Mariną savo širdutėmis, kad jai būtų linksmiau ir man būtų linksmiau bendrauti, kad mūsų kalba lietųsi gražiai ir galbūt turėsi dar kažkokių tai klausimų. Pasistengsim su Marina atsakyti. Ir tai vis dėlto, kokią žinutę šis filmas nori pasakyti pasauliui ir tavo nuomonė, kodėl jinai turėtų būti išgirsta? Šis filmas, jisai neklausia iš tikrųjų, kodėl žmogus išvyko, kadangi vis dėlto jisai pasako apie istoriją emigrantės. Jisai klausia, kas lieka žmoguje po jo išvykimo. Šiandien pasaulyje milijonai žmonių gyvena toli nuo savo gimtinės, bet man atrodo, kad mes per mažai kalbame apie tai, ką reiškia ilgėtis. Apie tai, kaip mūsų kūnas kartais prisimena greičiau negu protas. Apie tai, aš norėčiau, kad po šio filmo žmonės paskambintų mamai, aplankytų senelius, pasivaikščiotų po mišką Lietuvos, ar tiesiog sustotų minutei. Ir jeigu tai pavyks,
Vadinasi, aš darydamas šitą filmą atlikau savo darbą. Labai, labai graži intencija, labai graži žinutė. Ne veltui mano širdis ją pajuto ir prisijungė prie šito projekto. Ir jeigu jums taip pat atsiliepia šitie gražus Marinos žodžiai, padėkite širdutes arba padėkite pliusiuką arba parašykite, kad taip ir man tai yra aktualu svarbu. Ir tada kitas klausimas, kam skirtas šitas filmas, kas yra jo žiūrovas? Ir kokia kalba bus tai daroma? Filmas yra skirtas bet kokiam žmogui, kuris kada nors gyvenime yra palikęs savo namus. Tai gali būti emigracija, tai gali būti pervažiamas iš miesto į miestą, tai gali būti tiesiog išėjimas iš savo vaikystės, iš savo tėvų namų. Apie tai šitas filmas. Ir apie tai, kad mes vis dėlto, kaip ten bebūtų, mes vis tiek sugrįžtame į mintimis, į tą vietą, kur mums buvo gerai, kur mes augome. O filmas bus filmuojamas lietuvių kalba, nes man yra labai svarbu išlaikyti kalbos autentiškumą. Ir vis tiek, kai mes rašome tą kalbą, kurią kalbame, mes galime daug daugiau pasakyti, daug labiau išreikšti savo mintis, negu mes rašytumėm kitą kalbą. Ir taipogi filmas turės angliškus subtitrus, kad jį galėtų suprasti ir žmonės gyvenantis kitose šalyse, nekalbantis lietuviškai. Tikrai labai, labai gera idėja, nes kad ir kokia bebūtų mūsų labai graži lietuvių kalba, viena iš seniausių pasaulyje kalbų, bet vis dėlto, jeigu kalbam apie emigraciją, kuri irgi bus minima šiame filme, tai norisi, kad šita idėja būtų išgirsta ne vien tik lietuviškai, bet ir pasauliniu mastu, nes žmonės kalba ir kitomis kalbomis, ne vien tik lietuvių. Ačiū Gabi širdutes, labai malonu už palaikymą. Ir trumpai pasidalink, Marina, kaip gimė ši idėja, bet kaip tau atėjo ši mintis sukurti tokį filmą ir kodėl tu pagalvoji, kad būtent tu privalai tai padaryti, kad tu nori tai padaryti? Gabi, jeigu čia tu, ta pati Gabi, perduok Aleksandrai, kad dabar aš apie ją kalbėsiu. Iš tikrųjų, kaltininkė yra Aleksandra, kuri per vieną iš bendruomenės mūsų susitikimų vakarų pareiškė, kad reikia lietuviškų filmų rodyti. Ir su tokiu Marina, sakiau, ne, nieko nekursiu lietuviškai, nežinau, nemoku. Bet pakeliui namo pradėjo man viskas dėliotis ir kelių dienų bėgyje negalėjau sustoti rašyti ir dėl to taip gavosi. Tai todėl sakau, kad čia Aleksandros kaltė. Bet iš tikrųjų daug, kaip ten bebūtų, vis tiek mes vieni su kitais bendraujam, ne tik tais lietuviais, bet ir kitais emigrantais. Ir labai dažnai aš girdėjau, kad žmonės sako, aš pasiilgau namų, aš pasiilgau tos, aš nežinau, švaros, ten dar kažko. Tai aš kalbu apie tai, kad aš pasiilgau jūros, kad nei viena jūra nebus tokia pati kaip Baltijos jūra. Ir tada supratau, kad noriu papasakoti istoriją apie tą ilgesį, nedramatiškai, o labai tykiai, sakyčiau. Negaliu sutikti, kad su žodžiu, kad privalau, kaip buvo pasakyta. Aš rašiau šį scenarijų, ta prasme, aš jį išsiunčiau parašiusi savo artimiausiam ratui žmonių ir tada pradėjau gauti atsiliepimus, bet išsiunčiau tiem žmonėm, kurie nevinioja į vatą žodžius, kurie rėžia tiesiai, jeigu kas nors nepatinka, nes manau, kad čia svarbiausias yra tas rodiklis. Ir gaunu žinutės, tai ten vienam šurpuliukai, kitas ten apsiverkė, trečia ten drugeliai skraido. Ir galvoju, jeigu iš tikrųjų taip rezonuoja, taip liečia žmonės, tai vadinasi, aš teisingam kelyje ir man reikia kažką su tuo daryti. Tai va, tai ir darom. Šaunolė. Gabi parašė, kad būtinai perduos, tai reiškia ta pati Gabi, apie kurią tu galvojai. Ir
aš žinau, mes vakar buvom su tavim susitikusios ir aš jau žinau, kad jūsų filmo niekas neremia. Tai esate privati kino studija, kuri subūrė aplinkui save bendraminčius. Ir aš vakar tikrai, kai klausiausi, dėl ko man ir kilo šiandien idėja pasidalinti su tavim viešai, kad apie tai išgirstų daugiau žmonių, ir galbūt mano pagrindinis ir buvo principas, kodėl, ne principas, bet noras dalyvauti šito filmo kažkokia tai veikloje, kokia įmanoma, kai jūs pradėjote skelbti kasdienės žinutės, kad pradėsite kalbėti apie tai, kas yra kino kūrimo virtuvė. Iš tikrųjų, tas dalykas man visiškai nėra pažįstamas, jis mane labai sudomina ir domina tikrai aplinkinių žmonės, kurie galbūt susidomės irgi šitą versiją daugiau po mūsų susitikimo. Ką reiškia vis dėlto privati kino studija, ką reiškia daryti filmą pačiam? Aš puikiai suprantu, kad prie maišo miltų, kaip sakoma, ir kiaulė šeimininkė, ne? Bet kai reikia sukurti kažkokią idėją iš nieko, aš tame irgi turiu patirties, kai man reikėjo sukurti, irgi nieks neprivertė, bet aš pati užsinorėjau sukurti labdaros renginį ir paremti dvynukus, kuriems reikėjo operacijai pinigų didelių. Ir reikėjo iš nieko sukurti renginį ir dar surinkti pinigų. Tai ką reiškia išvis privati studija ir privačiai kurti filmą? Aš negalėčiau pasakyti, kad čia yra privati studija. Čia, ta prasme, nepriklausomas kinas, greičiau tai, nepriklausomas trumpametražinis filmas, ir kurį kūrė profesionali tarptautinė komanda. Dėl ko aš tai sakau? Todėl, kad scenarijaus autorius ir prodiuseris ir šiek tiek režisierius būsiu aš. Pagrindinis režisierius yra rumūnas, o visa filmavimo komanda yra ten šviesos, garsas, kameros, yra Anglijoje gyvenantis anglai. Keistai skamba, ar ne? Anglijoje gyvenantis anglai. Ir tai pasirodo būna. Ir tai pasirodo būna. Taip. Ir žinoma, mes turime mergaičių, Gabrielę, Aleksandrą, Albion Art Club, kur ir Aldona padeda labai daug, padeda ne tik tais, kad padeda kažkokiais tai darbais, bet ir morališkai palaiko, nes turbūt kaip ir ne vienas daugiau mažiau kūrybingas žmogus būna taip, kad nuleidžia rankas arba norisi nuleisti rankas ir reikia kažkokio tai tokio spyrio į minkštą vietą, kad pradėtum vėl judėti. Tai va, tai, ir todėl, kada yra toks tarptautinis bendradarbiavimas, kažkaip tai galbūt norisi prikviesti dar daugiau žmonių, kurių dėka filmas pamatytų pasaulį. Ir man atrodo, taipogi tai yra gražu, nes mes kiekvienas, kad ir mažiausių kažkokiu tai pasidalinimu, kažkur tai paaukojimo euro, svaro, nėra mažo prisidėjimo, yra tiesiog arba prisidedu arba ne. Sutinku labai su tuo. Ir dėl ko aš kaip neprofesionalė išdrįsau tave pakalbinti, nes kai aš klausiausi pirmo jūsų pokalbio su Aldona, kuris buvo tikrai informatyvus ir daug davė informacijos, aš supratau, kad daug dalykų jūs tiesiog nepaminėt, nes jums savaime suprantama. Nors jau tame vedėt, ir kitam žmogui viskas aišku, bet kai žmogus klausosi šalies, kaip aš, kuris, tai net terminų teisingų nežino ir visa kita, bet kalba iš širdies taip, kaip jisai jaučia. Ir aš norėjau atstovauti tą pusę žmonių, kurie tikrai neturi jokio sąsajo netgi su jūsų filmo kūrimu. Tai kiek reikia tokiam trumpametražiniam filmui finansų, pinigų, kad sukurti 15-20 minučių filmą, apie kurį kalba eina? Jeigu turint pinigų, kaip sakau, prie su turtingais sponsoriais, su rėmėjais, kiek reikėtų pinigų tokiam filmui sukurti? Apskritai 15-20 minučių filmas yra
skirtingas, viskas priklauso nuo labai daug niuansų. Ar tu imsi mėgėjus aktorius, ar šiaip pasiimsi draugus artimuosius ir sustatysi juos vaidinti, kas filmuos, kokio lygio komanda, kokiose lokacijose, kiek reikės už tas lokacijas mokėti, kokius leidimus reikės gauti. Kiekviena lokacija, jeigu tai yra neprivatus namas, turi gauti valstybės leidimą tenais filmuoti ir už jį sumokėti. Tarkime, viena iš lokacijų, kur mes norime filmuoti, mažiausiai yra 1000 svarų. Tai čia pafilmuoti kelias valandas, o filmas bus filmuojamas pilnas 3 dienas. Tai įsivaizduokite, jeigu, ta prasme, vien dėl lokacijų kiek pinigų išeina. Toliau, jeigu aktoriai, kuo didesnis, kuo žinomesnis aktorius, aišku, jiem tuo daugiau reikia mokėti. Tas pats liečia ir profesionalų komandą, kurie, kaip ir sakau, kameros operatoriai. Vien prie mūsų filmo yra komanda virš 10 žmonių. Čia neskaitant aktorių, neskaitant grinai, kurie užsiima, netgi neskaitant tų mergaičių arba padėjėjų, kurie dalinasi informaciją mūsų socialiniuose tinkluose, taip pat neskaitant Aldonos, čia ta techninė komanda jau vien mūsų yra virš 10 ir kiekvienam, jeigu mokėti, o jeigu tai yra labai aukšto lygio specialistai, tai ten eina tūkstantinės sumos. O konkrečiai jūsų biudžetas, koks yra jūsų filmo biudžetas? Mes labai spaudžiame. Norimas, bent jau norimas, tikimas. Idealus variantas būtų buvę 15 000 svarų. Idealus. Man reikėjo labai stipriai pasistengti ir apkarpyti ir aš dabar esu priėjus prie sumos 10 000, bet tai labai tokia suspausta, kur nežinau, ar iš tikrųjų viską pavyktų išpildyti taip, kaip norėtųsi. Tai tada savaime kyla klausimas, kokią vietą šiame filme užima žiūrovas. Kaip jis tampa kūrimo dalimi, kūrybos dalimi šito filmo žiūrovas, kokia jo rolė? Mes dažnai sakome, kad tai yra mūsų filmas, bet aš taip ne visai jaučiuosi arba nesijaučiu visai. Man atrodo, kad šį filmą kūrė visi žmonės, kurie dalyjasi mūsų istoriją, partneriai, rėmėjai, savanoriai. Kiekvienas tampa šios istorijos dalimi, todėl kai filmas pasieks ekranus, aš manau, jis tai priklausys ne man. Jis priklausys visiems, kurie tikėjo, kurie prisidėjo prie to filmo. Labai gražu. Tai kaip tu sakei, kad 10 000 tavo būtina pasiekti suma, ne, kad filmas vis dėlto išvystų ekraną. Tai ką konkrečiai sukuria kiekvienas donatas, bet kiekviena auka, kiekvienas palaikymas žmogaus, ar tai jis būtų verslininkas, ar jis būtų paprastas žmogus, koks realus pokytis atsiranda nuo žmonių palaikymo, nuo to paties žiūrovo palaikymo, kuris norės pamatyti tą kiną? Iš tikrųjų, žmonės galvoja, kad, tarkime, jų parama tai yra skaičiai kažkokie tik tais. Mes, kaip žinome, skaičių galia yra labai didelė, bet šiuo atveju iš tikrųjų ji virsta kažkokiais konkrečiais dalykais. Tai apmokėjimas filmavimo valandos, tai yra kostiumai, Loreta, ačiū labai. Vienas malonumas. Tai yra lokacija, tai yra apšvietimas, tai yra garsas, tai yra kelionės, tai yra, vienu žodžiu, kiekvienas interjero dalykas, kuris bus parodomas filme, tai irgi yra iš skaičio to pavirtęs daiktas. Tai žiūrovo dalis ir pagalba yra būtina šitam jūsų kino, teisingai suprantu? Jis yra milžiniškai svarbi. Toks galbūt ir buvo mūsų šio susitikimo tikslas. Ir koks vienas mažas žingsnis šiandien galėtų pakeisti visą filmo likimą?
tų žingsnelių yra daug ir iš kiekvieno žingsnio susideda, žingsnis po žingsnis kažkas tai pasidaro, ne? Ir dar, kaip ir sakiau, kiekvienas pasidalinimas, vienas žmogus, vienas pokalbis, vienas partneris. Ir taip gimsta nepriklausomas kinas, žingsnis po žingsnio, žmogus po žmogaus. Šitas mūsų vienas pokalbis gali labai daug ką pakeisti. Ir jo dėka to mažo žingsnio, jūsų atradimo laiko, mano atradimo laiko, šitos diskusijos pasiekmėje gali atsirasti labai didelis žingsnis. Taip sako mano mokytojas, nes aš visą gyvenimą esu studentė ir deimantinę išmintį studijuoju, nes čia netikriausiai, bet čia iki pat gyvenimo galo studijos ir gyvenimo supratimas, kas yra ir tikslas, jisai yra nepasiekiamas vieno gyvenimo metu. Ir mano mokytojas visą laiką sako, kad dosnumas yra bet kokios sėkmės ir gerovės priežastis. Ir yra 3 būdai ir 4 būdai, kaip mes galime padėti vienas kitam. Pirmas tai yra finansinis dosnumas, ne? Kai tu savo pinigais, finansais paremi kažkokį tai projektą, kaip pavyzdžiui jūsų, ne? Nes kodėl apsimoka, kodėl aš visą laiką sakau, kad dosniu žmogumi būti tiesiog apsimoka ir kodėl mus mokina dosnumo, nes iš tikrųjų tas žmogus, kuris yra turtingas dabar, jisai buvo labai dosnus praeityje. Taip kad kuo daugiau mes siejame dosnumo, tuo patys turtingėmi ir mūsų aplinka tampa turtingesnė. Taip kad padėti kažkam tai pinigais, tai reiškia investuoti į savo ateitį finansinę, ne? Ir va tokie projektai, kuriems reikia labai pinigų, jie yra būna labai stiprus, kaip mes sakom, karminiai partneriai, ne? Ir va tai labai stipri dirba, per kurią greitai sudygsta geroji sėkla. Antras dalykas, galima padėti kažkokiu tai savo laiku, ne? Vat, kam reikia sujungti salę, surasti, va čia jūs rūtų ieškojot, čia rūbų ieškojot, ne, vat patarti kažką tai sujungti su kažkuo tai. Ir trečias dalykas, aišku, pasidalinti žiniomis, gal kažkokia kino studija pažįsta kokį režisierių, gal ten kažkas kažkur nori investuoti, sujungti žmonės, ne, nes vieni žmonės turi daug pinigų, kurie ieško, kur galėtų investuoti, o kiti žmonės, va kaip jūsų nuostabus projektas, ieško paramos, kad šaunūs investitoriai investavę į jūsų projektą gautų ne tik tai gerą finansinę grąžą, bet kartu ir sukurtų istoriją, nes šitas kinas liks ateityje, liks jisai mūsų vaikams, mūsų vaikų vaikams. Ir kažkada šitą pasakytą žinutė galbūt bus labai reikšminga, nes mes gyvenantis dabartinė aplinkoje, vis laikas žmogus gyvena dabartyje, jisai nepastebi, neprisimena labai stipriai, kas buvo vakar. Bet kai tu pasižiūri filmą, kaip ir gaila, mes negalim tavo anonsą parodyti, nes kažkaip mūsų internetas šiandien stringa ir tai ten buvo tokia tikrai graži pradžia, kurią įsijungia ir man širdis suvirpėjo, gal iš tikrųjų aš ten buvau, taigi buvo mano pradžia, buvo tas lagaminas, buvo lėktuvas, buvo atsisakymas visko, prie ko aš buvau pripratus ir ta kelionė į naują šalį, mes kartais pamirštam tokius dalykus ir kai tu pasižiūri atgal, ta istorija jinai labai reikalinga ir tie žmonės, kurie gali prisidėti prie šitokio filmo rėmimo, tai yra sveikintinas ir labai reikalingas dalykas tiek mūsų gyvenime, tiek kiekvieno konkrečiai žmogaus gyvenime. Tai kaip pabaigoje pamatysime, dar nežinau, jeigu bus laiko paleisti, gal nestriks, gal užsikrovė per tą laiką, kol mes čia kalbamės. Pabandysim. Ir aplamai, kodėl tavo manimų žmonės remia kino projektus? Vat kas? Jūs turite daug rėmėjų, jūs jau turite nemažai rėmėjų, kuriuos kalbinate, ne? Ir galbūt rėmėjai pasakė kažkokias pagrindinės priežastis, kodėl jie prisijungia prie jūsų, arba kodėl aplamai žmonės nori paremti tokius projektus kaip jūsų, neminint finansinės priežasties, apie kurią aš ką tik paminėjau. Aš nemanau, kad žmonės remia filmą iš tikrųjų, aš manau, jie remia jausmą, jie remia jeigu istorija paliečia žmogų, jis nori, kad jinai būtų papasakota ir tuo pačiu mes gauname tą tokį didžiulį pasitikėjimą ir didžiulę atsakomybę mums. Sutinku su tuo. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pridėti, taip pat iš mano mokytojo, yra tokia žinutė, kad
žmonės labai remia arba perka kažkokius tai produktus, kai žmonės kažkokie tai jiems yra pažįstami. Ne, kai jie pažįsta žmonės, kai pažįsta projektą. Ir dėl to ir jūs pradėjot kiekvieną dieną reklamuoti, kažkokias žinutės leisti, kad žmonės apie tai dažniau išgirstų. Mano irgi priežastis, tikrai neslėpsiu, pasitikėjimas buvo 100%, nes aš Mariną pažįstu jau daugiau negu beveik 10 metų. 10 metų ir Marina padėjusi nufilmuoti ne vieną mano projektą, ir asmeninį, ir joninės šaunės, kaip mes kūrėm Notingeme. Tai tikrai žmogus, kuriuo aš galiu pasitikėti 100% ir man net nebuvo abejonės, kodėl aš turėčiau nepalaikyti šito filmo. Bet tas matomumas ir kodėl aš noriu, kad per mūsų pokalbį tave kuo daugiau žmonių pažintų, nes kai žmonės išgirsta tikras istorijas, kai žmonės prisiliečia prie tavo nuoširdumo, ne vien tik tai, kad pinigų duoga, ne, bet kas tu esi, ką tu darai, kodėl tavo tokia misija, kodėl tokias mintis tu pasidarai artimos, ne, ir kai žmonės mato kiekvieną dieną tą žmogų, taigi aš ją pažįstu, aš žinau, jinai filmus kuria ir aš palaikysiu ne vieną filmą ir kitą. Ir man labai patiko tavo atsakymas, kai aš paklausiu, tai kada jau bus tas galutinis rezultatas, kada tas filmas, kada aš jau čia įsitrauksiu gražią suknelę ir eisiu į premjerą, nes kažkokiu būdu prisidėjau prie kito filmo, jau kaip savas filmas, ne, kad jaučiuosi kažkokia tai dalelė ir manęs ten yra. Ir tu pasakė, oi, palauk, yra dar festivaliai, kuriuos reikės praeiti ir tik tada kinas išvys šitą didžiąją sceną ir šviesą. Tai vėl žmogui, kuris nesusijęs su tuo, paaiškink paprastai žodžiais, kodėl svarbu, kad filmas pasiektų Anglijos, Lietuvos, Rumunijos, nes daug irgi rumunų dalyvauja, nekūrime, ar vienas iš direktorių, ar kitų šalių festivalius. Kodėl tai yra svarbu filmui ir kaip suprantu, tai irgi reikalingas tam biudžetas? Festivaliai nėra tai vieta, kur tik tais filmai būna apdovanojami, ne? Tai vieta, kur istorijos pradeda gyventi savarankišką gyvenimą, jeigu galima tai pasakyti. Aš labai norėčiau, kad Tarp dviejų žemių pasiektų ne tik tais Lietuva, Britanija, Anglija ar Rumunija. Aš norėčiau, kad pasiektų kuo daugiau kitų šalių, nes tai artima istorija bet kokiam žmogui gyvenančiam bet kurioje pasaulio šalyje. Nes šis filmas, kaip ir sakau, nėra tik tais apie lietuvius, jis apie žmogų, apie žmogaus ilgesį, o ilgesys neturi nei sienų, nei tautybės. Ir būtent dėka festivalių yra kur kas lengviau paleisti tą žinią ir atrasti tuos tinkamus žmonės iš kitų šalių, kurie būtent atsakingi už filmų pristatymą kitose šalyse. Nežinau, ar aiškiai išsireiškiau, ar nelabai, bet... Labai profesionaliai, bet aš dar prisimenu pokalbį mūsų vakarykštį, kad tai kartu ir populiarumas, tai kartu ir rėmėjų ieškojimas netolimesnei tavo veiklai, kas iš tikrųjų yra labai aktualu ir aš noriu, kad tu klestėtum ir kad tavo filmai pamatytų, pasiektų žmonių širdis, nes jau tu esi sukūrusi ne vieną filmą, tu esi jau daugiau sukūrusi ir papasakok apie ją. Taip, tai viena dalis iš žinomumo, ta prasme, tave gali pradėti žinoti, koks gramatiškai neteisingas sakinys, tave gali pradėti... Apie tave gali sužinoti, ne? Taip, jau gali apie tave sužinoti žmonės būtent iš kino industrijos dėka šitų festivalių. Tai yra toksai pamojavimas, pasakymas aš čia. Bet, kaip aš sakau, mano pagrindinis tikslas, kad filmą galėtų pamatyti kuo daugiau kitų šalių. O vienas iš tokių, ne tai kad lengviausių, bet tvirčiausių, patikimiausių būdų yra būtent per festivalius, nes tenais juose tos filmus žiūri, aš nenoriu vartoti terminologijos labai daug, bet tie žmonės, kurie distributoriai, kurie užsiima kelionių filmais į kitas šalis.
Tai va, tas irgi yra labai svarbus. O apie, ką papasakoti apie mano filmus? Kad tai ne pirmas tavo filmas, kad tu nesi pradžiamokslė šioje veikloje. Pirmas jisai ta prasme, kad pirmas lietuviškas kinas. Pirmas lietuviškas. Taip. O taip, tai atrodo 6 berods filmas, reiktų paskaičiuoti. Va, tai jau ir mano filmai, kaip ir šitas, didžiąja dauguma yra tokie psichologiniai, filosofiniai filmai, kur mėgstu palikti žmonės su klausimu, kad jie patys atrastų savo atsakymą. Pamąstymų, kaip tikras psichologas, ne, jis neatsako visus klausimus, jisai užveda ant kelio, kad tu pats lengvai juos rastų. Suprantu, Marina, labai smagu. Šitas filmas jau turi istoriją, jis jau turi kažkokį branduolį, apie kurį viskas vyksta. Kokios paramos reikia šiai dienai dar tavo kinui, kad jis iš tikrųjų išvystų ekraną? Norėtųsi sakyti, kad nieko nereikia, bet iš tikrųjų pagrindinis dalykas, į ką mes atsiduriam, tai yra finansinė parama ir noriu pabrėžti, kad žmonės, jeigu nebijokite, kad nes daugelis sako, ai, ką tas mano svaras ar euras pakeis man gėdą. Ne. Mes už kiekvieną svarą ir eurą ar ten bet kokią kitą valiutą esame dėkingi iki žemės ir galim nusilenkti, nes be to svaro, kaip senais laikais sakydavom, nebūtų ir 10, 20 ir taip toliau. Tai va, kiekvienas po vieną svariuką ir mes padarysime šitą filmą. Iš tikrųjų pritariu tam, nes pati visą laiką buvau maksimalistė ir galvojau, kad reikia visko daug, greitai ir tik tai didelis ir rezultatas gali patenkinti žmonės. Bet dabar, kai studijuoju deimantinę išmintį arba kuo labiau gilinuosi į gyvenimo dėsnius, tuo labiau įvertinu mažų žingsnių magiją. Bet būtent mažų žingsnių magija, kurią mes praleidžiame pro akis. Nes iš tikrųjų vienas svaras numest, tikrai kiekvienas lietuvis arba kiekvienas gyventojas šitoj žemėje, kad ir kokia bebūtų finansinė padėtis, vieną svarą jis tikrai gali kažką, arba 1 eurą gali su kažkuo pasidalinti. Sutikite tie, kas žiūrite mus, ne, ir parašykite komentarą, ar tai tikrai labai didelė suma, su kuria neįmanoma išsiskirti. Arba paimti 1 kavos puodelį, atsisakyti 1 kavos puodelį, ne, bet paaukoti kažkam su tuo tikslu, kad ateityje aš gausiu tų 10 nemokamų arbatos puodelių, nes taip veikia visata, tu turi pirmą atiduoti, jeigu nori kažką tai gauti. Ir būtent, kai supranti, kad tas kiekvienas mažas žingsnis arba nereikia daryti didelių darbų ir 1 kartą gyvenime, bet jeigu mes kiekvieną dieną kažkokį mažą gerą veiksmą, nes šiandien padovanojau svarą, rytoj ten kavos puodelio atsisakiau, poryt ten arba kitą mėnesį, arba kas į mėnesį po 1 svariuką, nors jau laiko nebeliko daug, ne, kiek iki filmavimo liko 36 dienos. 36 dienos, tai netgi po dieną po svariuką pervedus, ne, žmogui, arba bent 1 kartą, tas rezultatas jisai nepasijus mums didelis, bet jis labai atneš didelę reikšmę jums, nes įsivaizduokit, jeigu 100 žmonių po 1 svarą, tai jau 100 svarų. Jeigu 1000 žmonių po 1 svarą padovanoja, tai jau 1000 svarų. O jeigu 10 000 mus išgirs, tai išgelbės visą tavo biudžetą ir padarysit karališką filmą. Sutikit, tai paprasta, ne? Iš tikrųjų paprasta, kai susmulkini iki mažiausio žingsnio, kas iš tikrųjų įmanoma kiekvienam iš mūsų. Ir, ta prasme, aš nenorėčiau vien tik tai pinigai yra labai svarbu, bet nenorėčiau vien sukoncentruoti, kad taip mes čia sėdim ir sakom, duok svarą. Ne, iš tiesų, suprantama, galbūt kas negali, galbūt kas nors nenori, galbūt tai neįdomu, bet prašymas didžiulis. Jeigu turite tokią galimybę, pasidalinkite su kitu. Gal tai nerezonuoja jums, bet gal yra jūsų aplinkoje žmonių, kuriems tai labai ir labai įdomu. Tai va, tai už bet kokį tokį žingsnį esame dėkingi. Aišku, Marina, man patinka tavo kuklumas, bet aš kaip deimantinės išminties konsultantė, aš tiesiog noriu paraginti jūs, būtent taip ir padaryti, paaukoti, nors po truputį kiekvienas kiek galite. Kodėl? Nes tai ne tiek svarbu Marinai, nors tai yra labai svarbu Marinai ir jos filmai, bet tai svarbiausia jūsų finansiniai gausai ateityje. Nes tik būdami dosni kažkam kitam, jūs siejate savo gausumo sėklas ateičiai.
Tiesiog nėra kito kelio, patikėkite manimi, aš sumokėjau 2000 svarų už kursą, kad sužinoti pinigai nelygų darbas. Tai buvo iššūkis mano gyvenime. Šneka. Kas? Klausykite, ką Loreta šneka. Taip, iš tikrųjų, ir todėl man ne tiek, kad gėda, iš vis man nebegėda prašyti, aš sakau, darykite žmonės žingsnis ir pamatykite savo rezultatus, kurie grįžta jums ateityje, kai jūs tai pradeda daryti sąmoningai. Aš irgi buvau ne tas žmogus, kuris labai lengvai atidarydavo piniginę. Pas mane pinigų būdavo, nes aš būdavau labai taupi. Bet man visą laiką reikėdavo taupyti, kad pinigai būtų. Mano pavyzdį buvo labai geras žmogus, mano vaikų tėtis, mano vyras, su kuriuo pragyvenom 16 metų. Pirmas žmogus, kuris išmokė mane dosnumo. Aš pamačiau, kaip paprastas žmogus per kelis metus sukūrė didžiausią verslą. Nemokėdamas nei anglų kalbos, neturėdamas nei verslininko žinių, nieko. Viena savybė, ką aš pastebėjau, jis buvo be galo dosnus. Jis mokėjo rūpintis kitais žmonėmis ir dalinti savo finansais. Kai aš pradėjau daryti tą patį, kai aš išdrįsau, pradėjau daryti tą patį, pas mane pinigai gausa ateina savaime, man nereikia dėl pinigų pergyventi. Ir būtent deimantinė išmintis ką ir mokina. Taip, mes pinigų galbūt nesukursim 1000 per vieną dieną labai greitai. Bet su laiku, būdamas žmogus dosnus, jis sukurs tokią aplinką, kur pinigai yra tiesiog savaime, kaip deguonis egzistuoja ir tau apie juos nereikia galvoti. Ir aš linkiu kaip kiekvienam pasiekti tokią būseną, kaip pas tave visada yra finansinė gausa, kai tau užtenka pinigų bet kokiam tavo projektui, kai pinigai ateina lengvai, tu tik pasvajoji ir tau kažkas eina, kiša, Marina, aš turiu 10 000, aš noriu investuoti, gal tik kokį filmą kuri. Marina, ačiū, prašau, aš kuriu filmą, aš galiu padaryti, įdarbinti jūsų pinigus ir kažkokią tai prasmę įgauti. Aš apie tai, kad pinigai dirbtų prasmingai ir kad jie neštų džiaugsmą mums visiems. Bet viskas prasideda nuo pirmo žingsnio, nuo mūsų dosnumo. Taip kad tikrai noriu padrasinti ir galite užsirašyti raudonom raidėm, kur tik nori dosnių būti apsimoka. Kai pradėsite tai daryti sąmoningai, su atvira širdimi, su meile, pamatysite, kaip pinigai patys pradės jūsų ieškoti. Nebereikės jums jų ieškoti. Tai paskutinė žinutė. Kaip galima jums paaukoti? Kokiais būdais? Tai suprantu, ne vien tik tai anglai gali aukoti, ne vien tik žmonės gyvenantis Anglijoje. Ne? Tai yra prieinama ir Lietuvoje, ir kitose šalyse. Taip, tai yra prieinama bet kuriuose pasaulio šalyse. Yra pagrindė, mes sakome, yra 3 variantai dar grinaisiais, bet turbūt grinaisiais nepasiūsi sulanksčius lėktuvėlį į Angliją. Tai tas būdas jau būtų neveiksmingas, bet iš tiesų yra GoFundMe kompanija paskelbta. Bet kaip jau minėjau, aš visiems, kur šneku, mes prarandame ir jūs prarandate, kas aukoja per tai. Tai yra ant jūsų uždedamas irgi papildomas mokestis ir taip pat mes gauname mažiau negu jūs paaukojate. Bet viskas tvarkoja, jeigu jums tai priimtinas, yra toks variantas. Arba yra, kaip jau sakiau, mūsų kultūriniai partneriai, Albion Art Club, yra jų sąskaita. Aš galvoju, Loreta, gal kur nors komentaruose, ar kur galima bus pasidalinti ir įdėti. Būtinai pasidalinsiu, čia yra visi duomenys. Arba jiem į sąskaitą pervesti ir tada nieks nenukenčia, nei mes, nei jūs nesumokame daugiau ar mažiau gauname. O gerai, o žmonės iš Lietuvos, kaip žmonės iš Lietuvos gali jums paaukoti? Tai taip pat iš sąskaitos sąskaitą arba GoFundMe. Nes šiais laikais man taip atrodo nėra ten kažkokių tai mokesčių per aš nežinau, jeigu reikės kam nors kažkokių tai IBAN ar kokių tenais, tai parašykite kur nors ar tarp 2 žemių esame socialiniuose tinkluose, ar man asmeniškai numeskite žinutę, susirasti mane galite Marina Strela Facebook'e, pavyzdžiui. Taipogi Loretos galite paklausti, o jinai jau man perduos tą klausimą. Būtinai. Man vienas malonumas pasitarnauti, tik tai ieškau progos, kur ir kam padaryti gerą. Ir iš tikrųjų rekomenduoju pasiekti puslapį, tapti fanais šito gražaus filmo. Ir tai turi atskirą puslapį tarp 2 žemių, kur galite rašyti bet kokius klausimus, irgi pasidarysiu nuorodą, kad galėtumėt patys tiesiogiai susiekti su Marina ir su jūsų komanda, kuri padeda jums kurti šį nuostabų filmą ir kurį aš nekantrauju pamatyti. Tai pirma filmavimo diena, kada jinai prasideda? Rugsėjo 17 dieną.
jau vis dėlto laiko nebėra, reikia paskubėti ir paskubėti savo sėti dosnumo sėklas. Ir paskutinė žinutė žiūrintiems mūsų žmonėms. Ką dar norėtum pridėti, kad jeigu žmogus dar abejoja, reikia čia man, nereikia, aš jau pasakiau iš savo pusės, bet dar paskutinį žodį, jeigu žmogus abejoja. Kodėl jam naudinga prisidėti prie šio projekto? Suprantat, aš negaliu pasakyti abejojančiam žmogui reikia ar nereikia. Aš nenoriu įkalbinėti, aš noriu, kad žmogus klausytųsi širdies. Ir jeigu širdis jo sako, kad jam reikia ir jam rezonuoja tai, apie ką mes kalbam, tai tada valio, ačiū labai. Bet jeigu žmogus svarsto, aš tikrai nenoriu versti ir sakyti. Aš manau, kad tai yra filmas tiem, kas nori, kad jisai būtų išgirstas, nori, kad tas mūsų jausmas, kurį mes išgyvename, būtų perduotas patiems žmonėms. Gal pabandykim parodyti, gal vis dėlto pasikrovė mūsų tas filmukas, pabandykim, tiesiog išeis, bent jau būsim pabandytas, ne? Va, ta pati pradžia, nes aš irgi, kai sako, tu gali apie saldainį kalbėti 1000 kartų, koks jis skanus, bet tol, kol tu jo neįsidedi burną, tu nepajunti tikro skonio. Taip ir čia. Pabandom pasižiūrėti, gal mums pavyks. Būčiau, kur beklyščiau. Ne nuo pradžių čia. Ar eitų atsukti nuo pradžių? O tu galėtum atsukti, nes aš... Aš atsukau, jeigu... Atsukai, ne? Atrodo. Pabandom dar kartą. Kitas svajonės tolina. Stringa, ne? Nu, mes galbūt pridėsim šitą video, jeigu įmanoma pridėti komentarą ar kažkur, tai dar atskirai parodysim, nes tikrai labai gražus video ir man labai patiko tavo žodžiai, kad klausyti savo širdies. O nuo savęs pridėsim, o jeigu abejojate, tai neabejokite, pasidalinkite savo finansais. Jeigu ne dėl kino, tai dėl savo finansinės gausos ateityje, nes tik tai dosnus žmogus, jisai gali būti turtingas. Ačiū tau, Marina, už tavo laiką, ačiū už tavo nuoširdumą, ačiū už tavo talentus, kuriais tu puoši mūsų gyvenimą, mūsų kasdienybę, parodo jį iš kitos pusės, kur galbūt mes jau ir pamiršom kai kurie, ką tai reiškia. Ir Daiva dėkoja. Sekime savo širdimi, siekime dosnumo sėklas. Ačiū, Daiva, kad pritarė ir laukime šio nuostabaus filmo apie mus gyvenančius tarp dviejų žemių. Širdutė mano didžiausia. Aš norėčiau padėkoti, Loreta, jūsų mamytei, kuri taipogi prisidėjo prie nežinau vardo, tai... Ilona. Padėkoti už rėmimą, už palaikymą mūsų, o jūsų iš viso už tą sklaidą, už tą irgi pozityvą iš jūsų pusės. Taip kad ačiū labai. Aš už tai, kad taika, meilė, džiaugsmas būtų kiekvieną akimirką mūsų gyvenime ir kuo daugiau tokių gražių dalykų, kuo gražiau tokių iniciatyvų, tuo tikrai daugiau smagiau mums gyventi, nes dar kartą sakau, vien tik darbas mūsų neįgelbės. Tai šiam kartui sakome sudie, tai nereiškia, kad susitinkam paskutinį kartą. Gal dar sugalvosim kokią temą ir norėsim su jumis susitikti, pasidalinsim šio video grupėse, kad išvystų šitą video kuo daugiau žmonių. Visokeriopos sėkmės ir šiandien sakome ate, nes Marinos laukia daug darbų. Daiva, ačiū už tavo žinutės, ačiū Gabi už palaikymą ir ačiū visiems, kurie žiūrėsite, rašykite komentarus, dalinkitės, kaip patiko, kas patiko ir iki sekančių susitikimų ir be abejo didžiausios sėkmės tavo filmui, Marina. Ačiū ir iki.